Sveiki, dar nesušalę ir šventai tikintis, kad kitą savaitę prasidės pavasaris. Kaip dėl to pavasario, tai nežinia, bet tai, kad dabar matysite reidą, yra tikra. Girto vairuotojo kelionę namo sustabdė posūkis ir sniego pusnis. Kitas girtas vairuotojas po avarijos pabėgo, bet buvo netrukus surastas. Žioplas pabėgimas kartu su dujų žarna baudžiamas kaip pabėgimas iš avarijos vietos. Visą tai netrukus saugaus eismo pradžiamokslyje laidoje Reidas. Savaitės skaičiai. Apie tai Klaipėdos kelių policijos biuro vyresnysis inspektorius Virgaudas Bružas. Kelių policijos biuro pareigūnai užregistravo 16 eismo įvykių, kurių metu 3 žmonės buvo sužaloti, 2 eismo įvykiai įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės, išaiškinta 378 kelių eismo taisyklių pažeidėjai, 4 vairuotojai transporto priemonės vairavo neblaivus. Penktadienį bjaurioje savo geografinė padėtimi pėsčiųjų perėjoje tarp automobilio ir pėsčiosios įvyko incidentas. Reikėjo atsakyti į pagrindinį klausimą. Buvo kontaktas tarp moters ir automobilio ar nebuvo? Labą dieną, tai kliudė tą moterį ar ne? Susitikom, jinai staigiai išlėkė. Iš mane važiavo tikrai importavas, net neįsidėmėjo, koks didelis džipas. Aha. Visur eidis. Ne, kad BMW, ne Mercedes, bet didelis aptakus. Ir jinai jau tą staigiai sustojo. Man jinai iš vis, jisai, ta didelė mašina užstojo. Ir aš pristabdžiau irgi staigiai. O jinai beskubėdama mato, kad aš atvažiuoju, nes vis dėlto užpositė. Ir jinai man išniro. Ant leido suklupo. Aš pristojau, su priekiu liečiau jos, sakykime, čia tą vietą, kad jinai jau parkritus buvo. Ir viskas, nei aš jos ten nutrenkiau, nei nieko. Aha, tai jinai, žodžiu, jeigu jinai būtų nenukritus, jinai būtų praėjus. Taip, jinai pasilygo. Į ligoninę buvo išvežta pėsčioji, ją patyrusią nesunkius galvos sužalojimus, tačiau lūžus stipinkuliui tipinėje vietoje, po apžiūros ligoninėje paleido gydytis namo, o ten, kur lūžis, ten ikiteisminis tyrimas. Šioje vietoje vyksta ne pirmas incidentas su pėsčiaisiais. Iš žiedo link Jakų žiedo išvažiuojame dideliais greičiais, čia einantiems pėstiesiems vis graso automobiliai. Jeigu vienas sustos, tai žiūrėk, tam sustojusiam kitas įvažiuos į galą. Pasako be galo. Bet tai perėjos čia reikalingos, žmonės kažkaip turi pasiekti degalinę ar darbą pieno kombinate. Minijos ir Rūtų gatvių sankryžoje sukėlęs avariją iš jos pabėgo pilietis, kuris, kaip vėliau paaiškės, nubėgs visai netoli. Tačiau apie viską paeiliui. Iš pradžių buvo avarija, atsimušimas į automobilį Kia. Užsidegė žalia, pradėjau po truputėlį judėti, ir parlėkė iš Minijos gatvės, jam kaip jau ir neturėtų jisai su. Nu, jam rodikliai yra, iš tikrųjų. Bet jisai važiavo ne tai, kad į savo juostą, jis grinai priešingai, mano prieš, sustojo, prieš pat matau veidą, žilas vyras, pagyvenęs, man atrodo, girtas. Atsitraukė ir pamanevro, mes čia visą eilę stoti. Atsitraukė, dar kartą pabandė išsukti, niekaip, dar kartą atsitraukė ir visą jėgą pro priekį, pro šoną. Bet jisai iš pradžių įsukęs, jūs neatsitrenkė? Ne, jisai sustojo staigiai. Sustojo? Jo, nes jisai būtų kapotas į kapotą. Pasikoregavo. O po to manevruodamas jisai jau tada atsitrenkė. Jo, bet jau taip ant gazo ir net mes visi taip, kaip, mašina taip greit negreitėjo, spėjom ir užsirašyti. Va, tai svarbiausias dabar klausimas. Žilas, pagyvenęs, automobilis koks? Audi juodas, DGZ. Taigi valstybiniai numeriai žinomi, automobilio markė ir spalva taip pat. Žmonės aiškiai matė, kad vairuotojas buvo tvarkingais rūbais, žilais plaukais, orus ir iš pažiūros padorus. Tačiau jį pagaus, tikrai pagaus. Mes prie šios istorijos netrukus grįšime. Dabar dar viena neeilinė istorija. Kaži kaip pasijaustumėte jūs, jeigu važiuoja į gatvę ir staiga tau šauna oro pagalvė į nosį. Taip ir atsitiko Nissan vairuotojui, kuris važiuodamas Priestočio gatve užkliuvo už pakelto lietaus kanalizacijos vamzdžio ir to užteko, kad salone sprogo saugos pagalvės. Priekį važiavo fūra, ne fūra, sunki mašina ir užkėlė biškutį ir aš bandžiau dar iš šoną biškutį paimti ir va, bum, pagalvės viskas išaugė. Bet užvažiavo ant or ne? Tai taip, per vidurį mašinas. Nu, fūra jau pervirtė. Nu, jinai užkėlė kamputį. Špižinis dangtis ne tik, kad privertė padirbėti pagalvės, bet ko gero buvo pažeista ir važiuoklė, ir pabėgę tepalai. Mašina akimirksniu tapo nevažiuojanti. Šioje vietoje Priestočio gatvė išplatėjo dėl rekonstruoto įvažiavimo į vieną prekybos centrą. O štai šulinį su nekokybiškais dangčiais paliko ne prie šaligatvio krašto, o viduryje gatvės, ten, kur buvo ir anksčiau. Tuo metu grįžkime prie avarijos Rūtų ir Minijos gatvių sankryžoje. Pagal valstybinius numerius policija žaibiškai nustatė, kam priklauso automobilis, buvo paskambinta šeimininkui ir istorija įgavo pagreitį. Žmonės sako, kad visiškai girtas žmogus vairavo. Jo. Taip? Jo. Jūs jam davėt mašiną? Aš jam daviau ją dar vakar. Kada buvo blaivas? Jo. Su
Supratau. Tai svarbiausia, jisai man šiandien paskambino, kad jisai kažkur tenais vartoja alkoholį. Nu, tai sakau, tik nesugalvok niekur važiuoti. Ne, niekur nevažiuos. Nu, atvažiavo. Atvažiavo, jisai ir padarė avariją ir pabėgo. Aš jam sakau, kur, kada tu kur važiuoji? Nieko nepasakė. Nu, jisai toksai solidus, dėdė, žilais plaukais, gražiai apsirengęs padori, taip? Tai va, taip ir piešia žmonės, kurie matė. Taigi žentas, norėdamas gerą darbą padaryti išvakarėse, uošviui duoda savo automobilį, tas pasigeria, pakliūna į avariją, pabėga iš jos ir pasislėpia. Bet ne visos istorijos taip baigėsi. Mums reikalingas kaltininkas. Ir netrukus mes pas jį apsilankome. Labadiena. Labadiena. Nu, pons, ar žinot, ką padarėt? Jo, viskai jo. Dabar jau žinot? Avariją, kur padarėt, žinot? Jo, viską. Tai viską žinot? Aleksandro vairavimo biografija labai spalvinga. Dar 2002 metais Minijos gatvėje įkliuvo neblaivus, 2007 metais neblaivus įkliūna Darsekliuose, tais pačiais metais pabėga iš įvykio vietos, praėjusių metų Liepos mėnesį nufotografuojamas greičio matuoklio, kai viršė greitį 26 km. Nedaug, bet vis tiek esi nutrauktas. Labadiena. Labadiena. Užeikite, prašau. Negerit visai? Visai negerit. Cukrelį. Ne, jūs visai negerit? Ne, cukrų. Nu. Vaikas. Tai aš nesuprantu, tai gal, bet čia jūs avariją padarėt. Jūs labai įdomią avariją padarėt. Jūs sustojat priešais moterį, matot, kad neišsuksit, pavažiavot atgal. Ir dabar šioje istorijoje alkotesteriui beliko tik sudėlioti visus taškus tarp promilių. Dar. Į save traukia. Pūskit. Nieko. 1,84. Jūs sakot, negerit. Nu, geriau, nu, kad. Išgeria truputį. Vidutinis girtumo laipsnis ir pabėgimas iš įvykio vietos 4000 litų kaip minimum ir 4 metams atimamas vairuotojo pažymėjimas. Toks yra vidurkis. Ta lengvai pagiringa pirmadienį miesto vartuose, Šilutės ir Baltijos prospektų žiedinėje sankryžoje užstrigo Latvis su vilkiku ir Mazda. Kadangi Latvis savaip interpretavo atsitikimą, į pagalbą buvo pasitelkta policija, alkotesteriai ir ketvirtoji valdžia. Катастрофы нету большой. Здесь машину разбили, видите стекла? Да, была авария, да? Да, и они утащили ее. Я притормозил и стал перестраиваться. Она зацепилась за меня, получается. Так кто виноват? Вроде я, перестраивался я. Да, конечно. По-другому не может быть. Да. Во, посмотрите, как линия и свет. Хорошо, если здесь машины разбитые стоят. Ну и что? Биться в машине еще. А почему другую бить тогда? Я не бил другую. Labadiena. Jūs vairavot? Aš. Tas Latvis šaukė? Šaukė. Šaukė labai? Šaukė. O jūs bandėte čia kažką tai padaryti dabar, žiūrėkit, važiuot bandėte? Nieko važiavau savo juostą ir viskas. Ir norėjo ten važiuoti? Jo. Taip? Oi. Ir jūs galvojat, kad jis išgeręs bus? Aš manau, kad tikrai taip. Bent jau aš po vakar tai stipriai baliavojęs. Negaliu komentuoti dalykų, bet faktas, kai jis padarė, jis kaltas. Tai pakomentuos alkotesteris, kaip jisai jaučiasi. Žiūrėsim įdomu. Не пьете, да? Нет, вообще не пью. Почему? А потому что я не тот человек столько лет за рулем, чтобы пить. 0-0-0. 3-0, 3-8 ir 3 vyrai Latviui išaiškino, kad Latvis keisdamas važiavimo kryptį buvo neteisus. Neramina kitkas, smulki avarija miesto prieigose pirmoje eismo juostoje vėl užkišo eismą ir tai per šalčius, kai į gatves išvažiuoja kas trečias automobilis. Tai kas bus vasarą, kai naujojų viaduku į miestą nemačiusių žmonių? Kas tada bus, kai atsitiks tokia smulki avarija, kai nebus sutariama dėl avarijos aplinkybių? Sėdim ir laukiam, kol atšils, o tada ir žiūrėsim, kas bus. Nors tą pirmadienį buvo šalta, prie vieno prekybos centro Taikos prospekte staiga pasidarė karšta, kai jau suliepsnojo 2 šiukšlių konteineriai ir atviros liepsnos liežuviai pradėjo laižyti sieną. Prekybos centro apsaugos darbuotojai spitriai puolė gesinti ugnį su veikiančiais gesintuvais ir ugnį jie įveikė iki atvykstant specialiosioms tarnyboms. Tai čia buvo lyrinis nukrypimas laidoje. Nukrypimas atkreipiantis dėmesį į tai, kad jeigu gaisrininkai važiuoja su sirenomis, tai jie važiuoja reikalą veikti, o ne pietauti, kaip kad galvoja kai kurie pikti lietuviai. Tuo pačiu metu Tilžės gatvėje vilkiko vairuotojas pametė jūrinį konteinerį, jis aišku jo pamesti nenorėjo, bet ir kaltų toli neieškojo. Kaltas tik jis pats. Tenai norėjau atsipapasniukti, ir sakau, ne, aš užtasuoju, suprantu, aš užhausiu. Taip? Nu ir viskas,
Tai patraukė, važiavau, užmiršau užsikaičiuoti, atgal ir nukrito, nuvažiavau. A, tai kaiščio nebuvo? Kaiščias viskas buvo, aš atsitraukiau ramiai, tai nesuprantu, ir užmiršau atgal į aštuoną. Supratau. Norėjau suprantu, aš ką daryti ar viskas, nors mašiną buvo į servisą, bet atvažiavus kitą mašiną paėmus, nu tam bus man. O kur konteinerį norėjot palikti? Aš norėjau palikti čia galiuką konteinerį ir būtų atvažiavus mūsų firmas kitą mašiną paimti. Supratau. Dabar supratau. Taip ir gavus, kad čia buvo mano žiopom. Ko gero kelio danga sugadinta nebuvo, letenos ant asfalto padėto švelniai, o jeigu taip, tai ir policijai tokiais atvejais čia reikalų neatsirado. Pakels konteinerį ir dings kuo greičiau, pasimokęs, kad jeigu galvoji, kad paskui save nieko nevelki, tai taip iš tikrųjų nėra. Pirmadienį užsikišo Dariaus ir Girėno gatvė dėl tos priežasties, jog čia susirinko 3 mašinos. Ir susirinko ne viena paskui kitą, kaip įprasta Lietuvoje, o susirinko į darnę gretą – Golfas, Citroenas ir Mercedesas. Jūs važiuojat pirmą juostą. Eina va ten va taip žmonės, tai perėjo, jūs sustojat iš vienos pusės. O šitie iš kur atsiranda 2 mašinas? Čia stovėjo viena mašina, dar prieš jos aš jau sustojau šalia anos mašinos, aš neatsimenu kokią. Aha. Jisai stabdė, aš girdėjau, kad švilpė. Ir paskui į tarpą bandė dar įvažiavimą. Jūs irgi sustojot praleisti? Rimtai? Pažiūrėk, su tokio stabdymo keliu? Rimtai. Ką? Rimtai? Buvo net prieki mašina. Bet su tokiu stabdymo keliu tu sustoji praleisti žmonės? Stovėjo mašina. Nu? Stojau. Tu stoji? Taip, aš stojau. Cypdamas? Cypdamas. O jūs ponas netilpat? Хотел, да, поместиться, но не получилось. А эти двое уже стояли? Ну, я сзади ехал. Ai, sądį ехали. Golfas iš Kretingos kitą kartą aišku galėtų ir atsargiau miesto gatvėse elgtis, nes ne juokas tokį stabdymo kelią paskui save palikti prieš pėsčiųjų perėją. Bet kad ir Citroeno pavaryta neprastai, bandė sprausis vairuotojas tarp 2 mašinų ir liko kaltas dėl avarijos vienas. Šioje vietoje mus visada pertraukia reklama, bet nieko, mes grįšime netrukus. Girtas vojažas šį kartą baigėsi pusnyje ir mes nesigėdindami sakome, kad kaip gerai, kad niekas nieko neužmušė. Vairuotojų kam tauta dujų žarną ar savo neturi ir nuo kovo 1 mes privalėsime vairuoti kitaip, nes didėja baudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Visa tai jau po reklamos. Reklama baigėsi, prasideda reidas. Kuncų gatvės kiemas toks pat apverktinas kaip ir kiti uostamiesčio kiemai šią žiemą ir rinkimus Klaipėdoje būtų laimėjusi ta partija ar būrys draugų, kurie būtų paskelbę, kad įves tvarką klaipėdiečio kieme. Nes kur matyta, kad mašinos nesugeba prasilenkti, slysta nuo ledo kalnų į kitą pravažiuojančią? Bandžiau pravažiuoti, jie įvažiavo tenais į vidų. Nepažiūrėjau, kad aš jau važiuoju, blemba. Įsuko vairą ir davė šoną, taip ir išėjo. Palaukit, jūs abudu judėjot? Nu jo, jisai judėjo tenais, o aš judėjau čia. Abudu judėjot? Jo. Nejudėjau, kaip aš judėjau. O tai kaip buvo, sakykit? Aš čia apsisukinėjau, jisai čia atvažiavo. Atbuls pasidavė, aš čia įvažiavau. Jisai važiavo, bet čia kai įvažiavo, reikėjo apsižabūti, vėžės įvažiuoti. Aš biškit koją nustabdžiu, čiukščiu, mašina parėdėjo kampu ir viskas, vairas kaip buvo. Tai jūs paslydot? Jūs paslydot? Paukščia pasikakinau, paslydinti. Dabar su kuria vieta? Aš matau. Nu apsižabot, o čia šitą vietą ir kur toliau ir su kuria vieta dar kliūta? A, šį čia. Kažkaip savitarpio supratimo pritrūko vairuotojams, kita vertus, iš kur tą supratimą tu paimsi ledinėme kieme slidinėdamas. Įmantriai prisiparkavo automobilis Honda prie vieno prekybos centro Taikos prospekte. Atvažiavo, įvažiavo ir dingo. Toyotos vairuotoja ateina prie automobilio ir negali savo akimis patikėti. Kažkas trinasi prie jos automobilio užpakalio. Bet čia ne jūs atbulą pastatėte taip? Ne. Aš tai būčiau tikrai jautusi, kad aš atsiremiu mašiną. O bandėt nieko nerado? Aš kviesti bandžiau. Bandėt iškviesti? Laiko, nieks neateina už kad jūs išsikeičiau. Hondos savininkas greitai buvo surastas ir jam pasiūlyta užpildyti eismo įvykių deklaraciją. Kitą kartą pasiūlant dėmesingiau parkuotis, nepraradus atstumo pojūčių.
Ir netoliese apgadintų Fiato durų savininkams liniuotės ir logikos pagalba įrodžius, kad greta stojančios mašinos durys tai neplatus pilies vartai, kad atidaryti pasiektų Fiato duris ir nurodžius, kad šis įvykis yra visai ne eismo įvykis arba įvykis nutikęs kitoje vietoje, teko lėkti į kitą miesto galą. Taigi antradienį apie 17 val. Buvo gautas pranešimas, kad Prano Lydeikio ir Pamario gatvių sankryžoje nuo kelio nuvažiavo ir ant pusnies pakybo automobilis Ford Galaxy. Kai iš paskos važiavęs vairuotojas priėjo prie Fordo, šio vairuotojas jau buvo užsnūdęs. Nu, aš iš paskos važiavau, tai buvo trantis, supranti. O nuo kurios vietos jau pradėt važiuoti? Herkaus Manto gatvės prieš visą Fordą. Iki čia labai pavojinga, į ženklą ten vos pravažiavo pro ženklą, sustoji, pastovėjai. Вот тільки далі, вот čia. Supratau. Labas rytas Lietuvai ir ponė. Kamštukai mėtosi. Pavairuota itin drastiškai, parvažiuojant nuo miesto ir sukant link girulių išvažiuotai priešingą eismo juostą, čia piltai pusnį, nuo jos atšokta ir nevaldomas Ford Galaxy pakimba ant pusnies jau kitoje kelio pusėje. 41 vairuotojas buvo neblaivus. Kas čia dabar? 104. Mažos promilės ir siaubingas pavairavimas bei elgesys leidžia manyti, kad toks girtumas tai daugiadienio girtavimo pasekmė, kai daug nereikia, kad pasigertum. Mašinoje mėtėsi išgerti nedidelės talpos buteliukai ir idėjiniai plakatai. Kas čia? Galiausiai jau grįžtant prie avarijos, sustojame prie viaduko virš geležinkelio ir tiesa, kaip ir pasakojo liudininkas, Ford Galaxy pasižymėjo jau čia. Šį kartą pusnis pasitarnavo kaip stabdis, o ne kaip tramplinas. Nes jeigu būtų pusnimi pasinaudota kaip tramplinų, tai Fordas būtų atsidūręs apačioje prie geležinkelio. Kažkam kyla klausimas, kodėl mes taip akcentuojame vairuojančius girtuoklius? O tam, kad jie pažiūrėtų save iš šalies, kaip jie atrodo patys. Gal nors tai paveiks kaip vaistas. Trečiadienio vakarą viename Liepų gatvės kieme BMW vairuotojas norėjo gerą darbą padaryti, neeilinę paslaugą suteikti, tempiant draugą su Renault, bet kad tas Renault paslydo ir pylė į dvi mašinas – Mazda ir Mitsubishi. Kas nutiko? Iš ten parvažiavai? Taip, ten parvažiavau, tempiamas sumėtė Renault ir atsitrenkė į Mazda ir po to į Mitsubishi. Mazda, po to Mitsubishis. O ko jis sumėtė, jam neužsirakino vairas? Ne, buvo iš tikrųjų, akumuliatorius norėjom užtemti. Užtemti? Taip. Nuo kalno? Ne, pažiavom šičia. Norėjot per kiemą važiuoti? Važinėjotės, ne? Nu, tempėm, buvom. Sakė, čia visą aikštelę, jūs čia trynėt ir pritrynėt. Pritrynė? O jūsų mašina irgi kliuvo? Nu, va. Pažiūrim, kas jūsų mašina. Daugiausiai. Ale tiek pavažiavo, žiūrėkit, kur jinai stovėjo ir va. Tai jinai tiesiai stovėjo, kaip ir šitą. Aišku, kitą kartą sušalusių automobilių tampimui reikia kitą, nuošalesnę vietą susirasti, kur tų mašinų mažiau stovėtų. O dar geriau būtų, kad ledo ant kelio nebūtų. Kita vertus, kai atšils ir neliks to ledo, tai tų mašinų ir nereikės tampyti. Kitas siužetas taip pat iš Liepų gatvės ir taip pat apie tampimą. Dar vasario 14 dieną apie 9:30 vakaro į vieną degalinę Liepų gatvėje atvažiavo automobilis BMW. Ko atvažiuoja automobiliai į degalinę? Jie atvažiuoja kuro degalų. Jaunuolis išlipęs iš BMW pradėjo savo procedūras. Įkišo žarną ten, kur reikia ir pradėjo pildyti bakus. Bet ko gero greitai sustiręs nuėjo susimokėti už dujas. O kai grįžo, tai pamiršo, kad į automobilį vis dar įkišta žarna, tad ir nuvažiavo kartu su žarna, ją nusitemdamas kažkur. Taigi kam nepasitaiko? Ne tik blondinėms gali taip nutikti. Tačiau tai, kas įvyks toliau, istorija tikrai verta anekdoto apie blondines. Jaunuolis grįžo, numetė žarną ir dingo. Ir čia prasideda jau kita istorija. Jeigu būtų jaunuolis su degalinės operatorė užpildęs eismo įvykių deklaraciją, tai taip ir būtų pasibaigusi istorija, kaip pasibaigė visos avarijos. Tačiau dabar Neringoje registruoto BMW 730 vairuotojas ieškomas kaip pabėgęs iš įvykio vietos. O tai jau 4000 litų mažiausiai, atimant vairuotojo pažymėjimą kokiems 3-5 metams. Nuo rytojaus mes vairuosime kitaip. Kovo 1 dieną įsigalioja nauji administracinės teisės pažeidimo kodekso pakeitimai. Pripažinkime, vairuodami telefonu mes plepiame be perstojo. Norėsi pataupyti, nekalbėsi, nes baudos tai nuo šiol nemažos bus, nuo 100 iki 300 litų. Taigi pasiekime tokį lygį, kai bauda didesnė už telefono vertę. Beje, kaip ir baudos už vairavimą išgėrus, juk nepaslaptis, kad 70% Lietuvos lengvųjų automobilių parko sudaro automobilį iki 4000 litų vertės, o tai yra vidutinė bauda už girtas ir apsvaigusias šėlionės. Kas dar mūsų laukia nuo kovo 1? Stovėjimas ant žalios vejos, ant šaligatvio, kur nėra kelio ženklų, kad tai daryti galima, stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 metrai prieš jas.
kur tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui. Visą tai įvertinta 100-300 litų. Įžūlėjai, kurie bandys užimti neįgaliųjų vietas, taip pat nuo šiol turės būti pasiruošę mokėti šį standartą – nuo 100 iki 300 litų. Mes tai kartojame, nes vis dėlto baudos padidėjo tai 3 kartus. Bet baisiausias dalykas laukia tų, kurie anksčiau važinėjo nerodantis posūkių. Nuo šiol šių pažeidėjų baudo laukia taip pat nuo 100 iki 300 litų. Žodžiu, yra tam tikros automobilių markės, kurių vairuotojai privalės atsiminti posūkių svirtį. Kaip tai bus įrodoma, tai čia kitas klausimas, bet kažkas panašaus kaip ir su neteisingu parkingu. Užteks fotonuotraukų, kad to užtektų kaltės įrodymui, arba filmuotos medžiagos. O kad posūkiai nerodomi chroniškai, toli faktų ieškoti nereikėjo. Štai Honda skuodžianti Taikos prospektu. Negana to, kad ji blaškydamasi po eismo juostos nerodo jokių perspėjančių ženklų, ji važiuoja gerokai viršydamas srautinį greitį. Ir galiausiai prie trečios poliklinikos pravažiuoja per draudžiamą šviesoforo signalą. 100% kelių policijos klientas ir tų pažeidėjų apstu rytą tik kartą pravažiavus per miestą. Arba štai jums pavyzdys iš viešojo saugumo kamerų fiksuojamos kasdienybės. Ekrane matote Tiltų ir Daržų gatvių sankryžą. Jinai važiuoja ir mato abudu tos ženklus. Jinai apsisuka čia ir drąsiai čia vėl atsistoja. Tai jinai matė, kad čia stovėti negalima. Jisai automatiškai matydamas įvažiuoja. Nenustepkite, jeigu gausite pranešimą iš policijos apie prasižengimą per 10 dienų privalėsite arba pats atvykti, arba jeigu jums atrodys, kad tai padarėte ne jūs, o kažkas kitas su jūsų automobiliu, tai privalėsite informuoti policiją, kas tai padarė. Taigi atsakomybė už visus nusižengimus nuo šiol teks automobilių savininkams. Tiesa, įmonių vadovai turės 3 papildomas paras, kad išsiaiškintų, kas vairavo ir kodėl pažeidė kelių eismo taisyklės. Ir dar, nesinaudojimas parkomato paslaugomis nuo šiol kainuos 80-140 litų, o buvo tik 50 ar 100 litų. Ir nesvarbu, kokiame mieste tu pažeisi vietinės savivaldybės numatytą rinkliavą už stovėjimą. Viso gero, mielieji, pasimatysime kitą pirmadienį 15 minučių po 8 valandos vakaro, kaip visada būkit aplankyti. Sudiev. Yeah.